Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimė, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo, jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė: Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Prezidentas taip užbrėžia daug aistrų kėlusią politinę Kapčiamiesčio poligono įkūrimo istoriją. Dabar jau klausimas ne ar poligonas Dzūkijoje bus, bet kada. Pykčių ir ginčių žiežirbos lakstė tarp politikų, kariuomenės ir dalies gyventojų. Vieni jų vietiniai gyventojai, kiti tiesiog už miškus, treti prorusiški. Į konfliktą įsitraukė ir Lenkijos pasienio bendruomenės, kurios kartu su lietuviais paruošė skundą Jungtinių tautų komisijai, o ši ruošiasi skundą svarstyti.